Labutis, pažiūrėkime, kokią žinutę tau nori perduoti kortos. Daug žinių nori perduoti. Tema bus apie buvusį. Apie buvusį, su kuriuo buvo šeima, kuris dabar liko vienišas, kuris jaučiasi labai tvirtai, kuris pats kaltas dėl to, kad ko gero, kad pats turėjo kažkokių tai paslapčių, ane, ir pats labai pyksta ir nesupranta, dėl ko pyksta, ir gali būti panašu į psichopatą. Taigi, pažiūrėkim, kokia čia bus istorija. Ane? Plačiau atverkite mums kortos, prašau, šią istoriją. Taip. Šis žmogus norėtų sugrįžti į tavo gyvenimą. Taip, žiūrim, čia jau yra išskirtinis atvejis. Tai ne eilinis, tai yra išskirtinis atvejis. Pas kažką nori grįžti toks partneris, parodyti, grįžti tik dėl to, kad parodyti, kokią jis turi valdžią prieš tave. Taip? Kuo jis yra pranašesnis už tave, kad jis yra gerbkit mane, mylėkit, ne, laukia progos, kada galės va tokį smūgį netgi, ne, suteikti. Dar tiksliai nėra nusprendęs, bet planus suka, rezga. Kol kas jam nėra galimybių finansinių padaryti tokį maštabinį žingsnį, tačiau jis vis tiek galvoja, kad jis yra pranašesnis. Jis vis tiek galvoja, kad čia aš esu pats geriausias, gerbkit ir mylėkit ir aš čia josiu ant šito žirgo, aš čia laimėtojas, ne? Kokie tolimesni jo veiksmai. Taip. Pirmas žingsnis bus moteris atidžiai. Pirmas žingsnis bus, kad vėl sakys, kad aš tave myliu. Tu mano vieniša, vienintelė, aš tave labai pasiilgau, aš tave myliu, aš esu vienišas, gal susitaikom. Tvarkoj. Man be tavęs liūdna, tu mano vienintelė, aš tave labai myliu ir taip toliau. Toliau kokie veiksmai? Toliau bandys įsisukinėti, meluoti, apgaudinėti ir įvairiai, kaip tas sliekas žodžių, ne? Sakyti, kad mūsų namai, ko mums namai trūko, ne? Pas mus viskas buvo gerai namuose, pas musgi židinys kūrėsi, ne? Pas musgi tiek visko buvo, gerų momentų buvo, čia galbūt net esate susituokę, ne? Buvote susituokę, esate dar kažkas dar susituokę, ne? Spaus ant to, kad pas jūs viskasgi buvo gerai. Kas nutiko dabar? Kodėl tu mane palikai, ne? Kas nutiko? Štai toks, matai. Kaip jis gailisi, tarsi kaip jis gailisi. Todėl, kad tai yra tik manipuliacijos, jis rodys tik savo valdžią. Gudriais ėjimas. Gudrių ėjimų yra netgi keletą. Taip, pradžioj papasakosiu keletą ėjimų, kokie gali būti. Pradžioj yra maždaug taip, aš atsiprašau, grįžk pas mane, toliau jeigu tu nesutinki, toliau būna jau tokie panašus į grasinimus,
ir jeigu jie netgi nepraeina su grasinimais, čia nepaėjo, tada bus manipuliacija nepaėjo, vėl bus grasinimai ir va tokiais va ratais kvadratais tai tęsis. Tęsis tol, kol negaus tas žmogus kažko savo. Taip? Tai vat aš ir sakau, kad jis gali verkti, gali gailėtis, kad jis buvo neteisus, kad jis tave myli, kad, ane? Bet tai yra tiesiog manipuliacija, nepasiduokite ant tokio, reiškia, žingsnio, ane? Dar viena iš manipuliacijų bus, kai jis tarsi kovos ir staigiai nustos. Viskas. Tarp prasme, atitols. Kas dar? Sakys, aš šito tau nesakiau, aš nieko iš tavęs nenorėjau, tu pati dėl visko kalta ir, žodžiu, sakys, kad iš vis nieko nebuvo. Nei jis tau sakė, nei jis tau skambino, nei jis atsiprašinėjo, nei jis iš vis nieko nedarė. Tu viską prigalvoji ir viską pervis ant tavęs. Ale, tu esi kalta. Ir reiškias taip, kažkas iš jų jau turi kitą damą, reiškias galimai, taip, kažkas iš jų gali turėti kitą damą, o kažkas galvos kitą planą, taip. Galbūt kažkas turi kitą damą ir pastoviai skundžiasi, pastoviai pasakoja, kokia ta buvusi bloga ir taip toliau. O kažkas turi kitą ir čia irgi jau nebešvaru. Ir ko gero, lygiai taip pat elgsis ir su ta kita. Tokių kaip tarsi norėtų grįžti, ane, tokių bus ne vienas kartas ir vėl jis bandys siūlyti kažką, bandys sakyti, kad dar aistra yra, kad pagailėkim, gal dar sueikim, aš to pasiūlysiu kažką ten, pavyzdžiui, pinigus, namą, ar gali siūlyti tai, kad žino, kad tau reikia. Ar tau sutikti su tuo? Ne, ar tau sutikti? Tai tik žodžiai, čia yra, šiuose žodžiuose kaip ir nėra pagrindo. Jis tiesiog galvoja, kad visas pasaulis jam bus po kojom. O iš tikrųjų jis yra vajavaikis ir kažką rimto įnešti jis neketina. Pas jį gali būti, taip, kad jis tiesiog nori sugriauti tavo gyvenimą. Taip. Tavo, galbūt jau tu po kažkurio laiko jau nusiraminai, ane, ir vat jis nori sugriauti, kad tau būtų sunkiau, kad neatrodytum tokia laiminga, ane. O tu tuo tarpu dirbi daug, taip, pradėjai nuo mažo, dabar dirbi labai daug ir su laiku gausi labai gerą pelną. Priklausomai kokie tavo planai, ane, galbūt tu ant kažko kaupi, galbūt ant mašinos kaupi, galbūt ant būto kaupi, galbūt ant paaukštinimo nori, ane. Tai va, tau bus duotas šansas kažką gauti. Gauti kažką, priklausomai kiekvienam savo, ane. Kiekvienas norės savo kažką. Taigi, tavo kelyje yra Saulė. Saulė aš ir pabaigiu, todėl kad prasmės tikrai žiūrėti nėra, viskas bus gerai. Jeigu tik nepasiduosim manipuliacijom, gąsdinimam, visokiausiam
laikyk save rankose, ane, žiūrėk, pas tave visi keliai atidaryti. Tai yra labai gerai, judėk savo keliu, savo ritmu, niekur nenusuk, nes šansai yra dideli pasiekti kažką daugiau negu turėjai. Na kągi, laikykis, sėkmės.